Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose. Sveiki draugai. Ir dabar iš karto jums pasakau, kaip Izidorius šiandien pradėjo sekmadienio ryto programą. Greičiau rodome tą programą, nes kuo toliau, tuo sunkiau. Sekmadienio patarimas būtų toks. Jeigu jums reikia kažką daryti dabar, tai darykite poryt. Turėsi 2 laisvas dienas. Tai čia jau man labiau primena ispanų, žinai, požiūrį į gyvenimą. Manjana. Jo, gerai, bičiuliai, viskas. O šiandien mes turime Omoda. Teisingai pasakiau. Madinga automobilį, madingai kraunamą hybridą, Omoda 9. Važiuojam. Gerai, bičiuliai, dar vienas kinų patiekalas jums ant stalo šį rytą ir jūs dabar neįsigaskite. Žinai ką, aš supratau, kad Lietuvos rinka yra didžiulė. Aš labai stebiuosi, bet mes labai su Izidorium taip diskutuojam ir nors vienu klausimu mūsų nuomonė sutampa, kad Izidorius iš tikrųjų čia jo žodžiai, tai pasakyk. Kokie? Gerai, aš daug žodžių susakęs, tai sukonkretink apie ką mes čia. Mes naudojame begalybę kiniškų daiktų. Visa mūsų aplinka yra pilna kiniškų daiktų, net būtų sunku rasti, kas yra nekiniškų. Bet kaip mes pradedam kalbėti apie automobilius, kažkodėl, oi ne, tik ne kinas, mes nenorim kinų, kinai yra blogas. Žinot, kas yra su lietuviais? Lietuviai labai tapatinasi su automobiliais. Nes kai mes pradėjom rodyti elektromobilius ir įkraunamus hibridus, tai bėda ta, kad kuo toliau, tuo daugiau rinką užlieja kiniški automobiliai ir kažkaip žmonės pradėjo mums čia pilti purvą, tiksliau ant mūsų, ko iš čia rodo tos komunistinius automobilius, čia tokie anokie tie automobiliai, čia tie kinai tokie anokie. Ir aš tada pagalvojau, N metų lietuviai naudoja ne šiaip Kinijoje pagamintus kažkokius kitų brandų gaminius, bet apskritai dedikuotus jau kiniškus tikrus gaminius su kiniškais brandais. Pavyzdžiui, dulkių siurbliai namie. Buitinė technika tu turėjau omenyje. Dulkių siurbliai, robotai žoliapjovės, telefonai mobiliai, planšetės. Kažkodėl prie šių gaminių niekas nekimba, bet prie automobilių lietuviai kimba baisiai. Ir jie tiesiog asmeniškai priima, kai ateina gamintojas, kuris sugeba padaryti geriau už pigiau ir jiem čia toks net asmeninis įžeidimas. Jie tiek yra susitapatinę su tais europietiškais brandais ir aš nežinau, ar čia gerai ar blogai. Aš tai žinai, man tai būtų asmeninis įžeidimas, jeigu tu nusipirki automobilį, kur tau sako pardavėjas, kad pakaita yra tas pakaita žodis, yra pardavėjas. Kaulas. Kaulinis. Aš nežinau, kas čia per pasakymas, bet taip žmonės sako, kaulas. Tai žinokit, kaulas ne visą laiką būna tas tikras kaulas, jeigu jūs jį patikrinsite per Car Vertical, taigi žinokit, nepasimaukint ant pardavėjų ir mes rekomenduojame tikrinti automobilius Car Vertical ir su mūsų nuolaidos kodu Gazas Dugnas jūs gaunate ir 20% nuolaidą. O dabar štai šis Omoda. Gerai, automobilio išvaizda. Gerai, bičiuliai, iki šiol mes turėjome tokį savo favoritą, kas buvo Lynk & Co 08. Ir tai kol kas mums didžiausią įspūdį palikęs pluginas, nes jisai turėjo didžiulę bateriją. 40 kW. Ir dabar taip, Lynk & Co labai, vėlgi čia, kas čia man su to Izidoriaus citatom, šiandien citata Izidoriaus, nes Lynk & Co yra po Volvo sparneliu. O čia turime dar vieną tokį pretendentą į geriausią plugino titulą, tai yra Omoda 9. Automobilis turi bateriją šiek tiek mažesnę už Lynk & Co, 35 kWh, bet už 49 000 eurų šitas automobilis gali pasiūlyti virš 500 arklio galių ir 4 varančiuosius ratus. Omoda kaip Škoda? Omoda kaip Škoda. Žinai, kas dar kaip Škoda? Vairas kaip Škoda, bet čia pakalbėsim apie saloną vėliau. Ir aš tai, Paulius dabar nukrypo šiek tiek link Lynk & Co, aš tai noriu pakalbėti apie šio automobilio dizainą. O, kas čia per naujienos? Prašom. Omoda 9 yra automobilis visiškai orientuotas į europietį pirkėją. Ir ką mes matom jo išvaizdoje? Išvaizda nėra iššaukianti. Nėra labai specifinis dizainas, išvaizda nėra iššaukianti, nėra labai kažkokių ypatingų formų ir man atrodo, kad kinai žiūri mūsų laidą, nes mes su Paulium, rodydami ankstyvuosius kinus, daug kartų minėjom, kad automobiliai yra tiesiog perkrauti. Tu net juokeisi. Europiečio dizaino suvokimas šiek tiek skiriasi. Ir pasižiūrėkit, turime premium kiną,
kuris atrodo, net mano nuomonė, šiek tiek nuobodokai. Eik tu savo, kas tau čia per įkvėpimas, iš tų paukščiukų čiulbančių paukštys įgavo įkvėpimo. Gerai, bičiuliai, automobilis atrodo ganėtinai blankiai, bet jis atrodo pakankamai solidžiai. Bet turi žaislų. Bet turi įvairių žaislų, priekį, aš žinau, net buvau pasilgęs šiek tiek, lemputės pasitinka, jūs palydė. Bet žinai, kas yra? Tu vėlgi kažkada esi gerai pasakęs, kad buvo kinų, kurie neprimena nieko kito. O su šiuo yra jau šiek tiek kitaip. Su šiuo kitaip, nes priekinės grotelės man grinai Lexuso arba Toyotos. Čia žibintai panašiai kaip EQC Mercedeso, galas panašiai kaip vėlgi Lexus, nesuprasiu Ta toksai. dalis ID panaši, turi, šitas jau turi kitų automobilio elementų ir jis jau kažką primena, bet tuo pačiu yra ir savita. Aš manau, kad savo išvaizdą jisai bendram automobilių sraute paskęs, bet niekas jums neprikaišęs, kad važinėjate su kinišku automobiliu. Šokame į vidų ir pažiūrėsim, ką Omoda mums pasiūlys viduje. Aš įkišęs galvą į saloną, aš buvau šokiruotas. Bet iš tikrųjų, žinok, man jau senai tai buvo, kad durys sunkios durys. Vėlgi, mes čia turime derinį įvairiausių automobilių, bet viskas suderinta yra idealiai. Viskas, daugiau neturiu ką pasakyti. Ja, turim tą iš Porsche pasiskolintą ekraniuką. Bet iš kitos pusės, aš irgi čia taip dairausi, matau čia gal lyg Merso ant durelių, ant sėdynio. Aš galiu pasakyti. Kažkur kažką čia vis matai. Čia tai Škoda visiškai. Čia turime Porsche skydelį, čia turime nuo Mercedeso senesnį labai gerai nukopijuotus šitus jungiklius. Čia mes turime nuo Mercedeso. Bet, žinai, kas yra? Vis tiek viskas labai kažkur gerai. Matyta, kažkur, bet suderinta viskas yra, net nežinau, neturiu prie ko prisikabinti. Bet jinai labai masyvi, bet jinai atrodo puikiai. Sėdynės labai primena iX BMW. Tai va, sakau, yra labai daug įvairiausių automobilių kratinių. Čia vėl grįžtam, kinai, jie mėgsta skolintis dalykus, bet tai yra geriausia pasiskolinti dalykai. Čia visumoje turbūt kiek pasiskolinta, turbūt geriausiai viskas suderina. Automobilis yra beveik 4,8 metro ilgio ir jo ratų bazė yra 2,8 metro. Čia daug ar mažai? Nemažas automobilis, toks prie didesnių SUV. Tai vat įdomu, kiek vietos bus gale. Kažkaip daug automobilių sėdėjom gale, kur labai aukštai pastatyta sėdynė. O čia kaip tik labai įkrentam į galinę sėdynę. Ir vietos yra daug. Ir vietos yra daug ir sėdėti yra patogu. Bet žinai, kas yra kitas dalykas? Vietos yra daug į ilgį, bet pažiūrėk, į plotį tai jis nėra labai plačiai. Bet žinai, kodėl į ilgį yra daug, nes sėdynė stovi žemai. Jeigu sėdynė būtų pastatyta aukštai, tu priartėtum labiau prie tų priekinių sėdynių. Priėjęs prie galo pastebėjau, kad turime 4 išmetimo vamzdžius. Ir man dabar labai įdomu, ar čia yra imitacijos, ar jie yra tikri. Ir panašu, kad čia yra imitacijos. Čia tai labai blogai. Kodėl čia tai padaryta? Va. Nereikėjo. Va taip tai nereikėjo daryti. Žiūrėk, vadus lintuvas. O va, išmetimo. O ką, kas čia vyksta bagažiniai, pasižiūrim. Taip, iš pirmo žvilgsnio neatrodo labai didelė. Tu juokauji. Bagažinės tikėjausi, žinokit, ženkliai didesnės. Aš bagažinės ir vėl, kadangi elektronikos visokių komponentų yra apačioje, va šitas dangtis labai daug erdvės suvalgo. Ir net priekį va turim tokią tuščią paliktą neišnaudotą erdvę. Telefonai pasidėti vieta puikia, nukopijuota vėlgi, bet čia jau nežinau. Ne nuo Teslos, bet Tesla pirmą sugalvoja. Nuo Tesla. Iš tikrųjų, tai čia šitas svirtelė ne nuo Teslos. Jeigu taip eitume prie originaliai, tai čia yra Mercedeso šiaip jau. Tai iš tikrųjų. Gerai, ir iš tikrųjų, jeigu kalbam apie originalius daiktus, tai štai, mano rankose yra visiškai originalus, Lietuvoje sukurtas, sertifikuotas įrenginys OBD 11. Ir va, jeigu jums nepatinka kiniški prietaisai, ir jeigu kartais pas mus komentatoriai lygina OBD su kiniškais dalykais, tai čia yra visiškai kita situacija, nes tai yra sertifikuotas ir visas licenzijas turintis prietaisas. Aš taip šiandien galvojau, jeigu aš gaučiau dovanų va tokį prietaisą,
tai aš būčiau labai patenkintas. Nes jeigu jums patinka vairuoti, jūs mylite automobilius ir jums nereikia važiuoti į jokį servisą, niekur prisijungiat prie OBD jungties ir galite nuskaityti klaidas, ištrinti klaidas, daryti įvairius pakeitimus ir šis prietaisas veikia tiek su BMW, tiek su Volkswagen visa grupė, tiek su Mercedesais, tiek su Toyotom. Žodžiu, visą informaciją galite rasti obd11.com puslapyje, o su mūsų nuolaidos kodu gaunate 20% nuolaidą, o nuolaidos kodas yra gazas dugnas. Kameros geros, galite pasirinkti, ką matyti, ar 3D, ar priekį, ar šoną, šitą taip įdomiai. Ir žinok, aš nežinau, man toks jausmas, kad visgi, žinok, va šitas Komodo, jisai kažką jis bando, žinok, į sportą orientuotis. Komodo varanas. Komodo varanas šitas bando kažką jisai į sportą orientuotis. Salonas, aš labai jau seniai mačiau tokį gerą saloną, kur viskas būtų taip gerai suderinta ir viskas taip paprasta, aišku, jokių spalvų. Mes ne kartą sakėm gamintojams, siuntėm laiškus, telegramas, įvairius, šiaip ir ranka rašytus Izidorius rašė. Nedėkit daug plunksną rašęs, su tušu, taip. Nedėkit, taip, daug spalvų į saloną. Pagaliau paklausė, neįdėjo daug spalvų ir viskas atrodo solidžiai, prabangiai, paprastai ir gerai. Užbėgsiu įvykiam už akių ir pasakysiu Izidoriaus frazę, aš važiuoju, nesijaučiu, kad aš važiuočiau su pluginu. Tu važiuoji visiškai kaip su elektromobiliu, išvažiuojat į užmiestį ir važiuojat benzinu. Nu ir aišku, jis yra galingas. Nu tai gerai, viskas, galite pamiršti Kodiakus, galite pamiršti Tiguanus pluginus, kurie kainuoja, nu gerai, Tiguanas šiek tiek pigesnį. Pavyzdžiui, Kodiako čia lietuvių mėgstamo yra tiesioginis konkurentas. Bendra šio automobilio maksimali galia yra apie 540 arklių ir 650 newtonų. Tai yra įspūdingas galingumas. Bet prisipažinsiu, važiuodamas greitkelyje, aš jam tiek arklių neduočiau. Nes jo pavara yra ganėtinai sudėtinga ir aš nemanau, kad jis kažkurio momentu ir turi tos 540 arklių, bet kažkaip aš, iš jausmo tai netikėčiau, kad jis toks yra galingas. Aš galvočiau, kad jis turi labiau apie 400 realių naudotinų arklių. Iki 100 automobilis įsibėga per 5,9 sekundės. Ir kaip ir Jaeko, taip ir šio automobilio hibridinė pavara yra ganėtinai įmantri. Jis turi 3 elektros motorus. 2 elektros motorai yra priekyje, jeigu gerai suprantu, vienas stovi 3 pakopų transmisijoje, 3 pakopų automatinės dėžės viduj, kitas stovi ant ašies, o trečias stovi ant galinės ašies ir suka galinius ratus. Ir visiems šitiem 3 elektros motoram pagalba ateina vidaus degimo variklis, tai žanro standartas 1,5 litro benzinas, nes kažkur skaičiau, kad čia turbūt jau čekinų pasididžiavimas pats efektyviausias, pats geriausias variklis įmanomas visiems hibridam. Man atrodo, visi iš eilės kinai jį naudoja. Ir vidaus degimo variklio galia yra apie 140 arklių, galinio elektros motoro galia yra virš 200 arklių, gal apie kokius 240-250, o priekinio elektros motoro yra abiejų galia apie 100. Vieno gal 110, kito apie 100 arklių. Nu, tai kalkuliuokit patys, kiek čia bendrai tos galios yra. Bet įdomi situacija, jog dažniausiai hibriduose vidaus degimo variklis veikia arba kaip generatorius, arba sujungtas su ratais. O šis veikia ir taip ir taip. Didžiąją dalim laiko vidaus degimo variklis šitam automobilėje veikia kaip generatorius ir jis stengiasi visada važiuoti tik iš elektros motorų, bet priklausomai nuo apkrovos, jeigu yra labai staigi kažkokia akceleracija arba užmesti turbūt didesniu greičiu važiuojam, tada vidaus degimo variklis per 3 pakopų automatą yra sujungiamas ir su priekinė ašim. Tai jis veikia ir taip, bet didžiąją dalim jis veikia kaip generatorius. Ir labai sunku išgirsti, kada užsikuria vidaus degimo variklis. Tas man patinka. Aš visą laiką galvoju, kad važiuoju su elektromobiliu ir čia yra pats didžiausias privalumas, kokį gali turėti įkraunamas hibridas. Aš iš visų įkraunamų hibridų tikėčiaus to jausmo, kad aš važiuoju su elektromobiliu, nes jis turi visus elektromobilio privalumus, tai yra didelį sukimo momentą, staigų reagavimą į akceleraciją ir turi vidaus degimo variklius turinčių automobilių privalumą, jog jūs galite tiesiog sustoti, užsipilti kuro ir nereikia ieškoti jokios elektromobilio pakrovimo stotelės. Tai abiejų pasaulių jis turi geriausias savybės. Ir
Jis priima greitą krovimą, galite įkrauti greito krovimo stotelėje iki 70 kW gale, o jeigu krausit lėto krovimo stotelėje arba namie, tai jis priima 6,6 kW. Tai greičio jam pakrauti per akis. Tai gerai, o kiek aš dabar galiu elektrą nuvažiuoti su juo? Ir elektra, jūs su juo galite nuvažiuoti iki 140 km mieste. Tikėčiausi daugiau. Nu, 4 varantieji ratai reikia neužmiršti, jisai suka ne tik priekinę, bet ir galinę ašį, tai aš manau, kad skaičiai vis tiek yra neblogi. Jeigu mes lyginsim jį su Lincoln Co, nu kodėl tu tikėjai daugiau, jis ir galingas labai, tie elektros motorai jo yra ir galingi. Jeigu paimsim priekinės ašies motorą ir galinės ašies, tai jisai turi netoli 400 arklių iš abiejų elektros motorų. Prie to, kaip jis važiuoja, aš absoliučiai neturiu ką prikirti. Man patinka jo pakaba, man patinka, kad jis ne per minkštas, bet man patinka, kad jis, o man kaip tik patinka. Ir man jis šiek tiek turi charakterį. Va ko man trūko Džojeko, jisai neturėjo charakterio tas automobilis. Jisai važiavo patogiai, bet man trūko jam kažkokio smagumo. Šitas to smagumo turi. Ir pneumatinės pakabos jisai neturi, bet jo amortizatoriai yra adaptyvūs, pakaba yra kažkokia tai labai ten įmantri, labai sudėtingai kinai ją aprašė, nežinau, ar aš vairuodamas jaučiu jos tą įmantrų darbą, bet jis labai turėtų prisitaikyti prie kelio. Nors važiuojant normal režimu, nu gal norėčiau, kad jis šiek tiek komfortiškesnis būtų, bet vėlgi grįžtam prie to, kad jis yra galingas ir jo pakaba į standesnę pusę ir jis dėl to turi charakterį. Tai vėl, kam ko reikia. Nu, džin. Aš šiandien, žinok, net pagalvoju, kad į kažką įlipau, nes taip musės limpa čia prie manęs, miške. Nes tu labai gražus. Žinai, kas yra? Man šiandien tokia mintis kilo. Žinai, kas yra? Čia to kaip mokslininko išvada. Taip. Žinai, kad galvoju, yra toks, aš manau, kad pluginų pasaulis verčiasi, žinok. Seniau elektra buvo, kad padėtų šiek tiek, žinai, dėl vaizdo pravažiuoti mieste. Tai mes apie Lincoln Co, man atrodo, tą patį sakėm. Ir dabar apsivertė taip, kad benzinas padeda elektrai. Jo, konstatuoja faktą. Parašą uždėti. Ačiū Jums už Jūsų inžinerinę išvadą. Gerai, bičiuliai, o mes einame prie šito automobilio ir nežinau, ar man susigyvenau aš su juo, jeigu mes panaikintume tuos labai jau pavadinimus, jau taip labai ryškiai matomus ant priekio. Bet man, žinok, patinka paprastumas. Aš, žinok, labai nesikabinsiu, aš jam duodu 8. O man trūksta, žinok, jo išvaizdoje kažko, aš jam duosiu 7. Jo, vidus aš duodu man tiesa, žinok, neturėjau progos, manęs nefilmavo, įsitertų prie bagažinę ir aš nesutinku, kad jinai maža. Man jinai visiškai normalaus dydžio. Man trūksta gylio bagažinėje. Gylio. Gerai, kad gylio netrūksta mūsų laidoje, todėl aš už saloną duosiu 10. Aš duosiu 9. O, kodėl? Nežinau. Pagrysk. Nežinau, neturiu argumentų. Jeigu jis būtų kokios rudos odos, gal 10 duočiau. Man nenuotaika. Va čia, už tokią kainą aš duodu 10 visiškai nedvėjodamas. O važiuoja jisai man 9. Aš norėčiau, kad jisai normalių režimų būtų šiek tiek minkštesnis ir patogesnis. Aš su tavim sutinku, aš norėčiau, žinai ką, didesnio kontrasto pakabos darbo tarp, pavyzdžiui, normal režimo ir sporto. Aš norėčiau, kad normal jis būtų komfortiškesnis. Taip, teisingai sakai. Sporto man jam pakanka. Patinka man, kad jis turi charakterį, patinka, kad jo turbūt tobulai veikia hibridinė sistema. Bet vis tiek duosiu 9. Teisybė kalba jūsų lūpomis 9, ne? Taip. Gerai, ir dabar toliau mes einame prie kainos. Už kainą aš jam duodu 10. Iš karto jau buvau paruošęs, jau buvai pasiruošęs, ne? Jo, nes aš žinau, kad aš neįsivaizduoju, ką geriau gali nupirkti už tokius pinigus. Tai gerai, praeisim dar prie lemiamo klausimo. 10, nu, okei. 4 varomais, itin galingas, didelė baterija. Tokios galios taip sklandžiai veikia. Mes būna kartais tokių automobilių, kur mes jau ieškom specialiai prie ko prisikabinti. Tai va čia vienas iš tokių. Iš tokių, tai gerai, duodame 10. Nu ką, bičiuliai, o dabar jums puikiai proga pasireikšti mūsų Instagrame. Jeigu dar nesireiškite, pasireiškite dabar. Užbėgite į Gazas Dugnas TV Instagramą ir balsuokite kiekvieną savaitę, nes Izidorius yra kulinaras ir jums visą laiką pateikia įvairių automobilių ant stalo. Šį kartą jums pateikė Omoda 9 ir štai jūsų balas. Suvedam bendrą rezultatą ir štai šitas Omoda Komodo 9 yra vertas štai tokio. Komodo Varanas yra vertas va tokio. Gerai, dabar aš tavęs paklausiu vieno klausimo. Tai gerai, dabar tau surikiuoja Lincoln Co ir surikiuoja šitą. Ir dabar į kurį tu sėstum?
Šitą nepatiko tau labiau? Man patiko vien dėl to, kad aš tos pačius pinigus gaunu didesnę galę ir 4 varančiosius Na, ratus. tau matai, tai 4 ratai varomi. tau Žinai iš dėl ko? karto. Aš pavažinėjau neseniai per lietų su Džajeko 7, per didelį lietų ir mane pradėjo erzinti, kaip automobilis greitai praranda sukibimą ant priekinės ašies, nes jam Bet- tiesiog per daug galios. Nu, bet žinok, kita vertus, baterija yra didelė ir aš žinok tikėjausi, kad jisai šiek tiek elektrą nuvažiuos daugiau. Tai kažkaip. Ir dar kitas dalykas, aš kažkaip pagalvojau, pas ne vieną pluginą, kodėl jie nieks nedaro regeneracijos ir one pedal drive? Yra, jeigu ant elektrą važiuoji, jis Yra, ne? buvo. Šiokia tokia regeneracija buvo įvažiuojant elektrą. Šiokia to. Nu, nebus kaip elektromobilį tau rimta tokia. Gerai, bičiuliai, o mes jūs jau metot net nepriminam, jūs patys visi žinot, kad sekmadienis tai yra tarptautinė gazas dugnas diena, kalendoriuose galite pažiūrėti, visur tenai neparašyta. Tai šiandien Aš girdėjau, kad pradės dalinti savivaldybės gazas dugnas vėliavas ir reikės sekmadienį kabinti. įsikelti. Išsikelti, jo. Teisingai, reikės aprūpinti visą, įsivaizduoju. Na, visą Lietuvą. Visą Lietuvą vėliavom, gerai, bičiuliai, jau šiandien 16:30 susitiksim per TV3, nes tenai jau žaisime. Gerai, o dabar trumpam atsisveikinam, einam užkasti, pailsėti, išsimaudyti, kas į pajūrį, kas kažkur. Ir 16:30 lauksim jūsų prie ekranų jau per TV3. Iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.